ateidamas čia ir galvodamas, kaip ir kuriuo pjūviu, kuriuo aspektu man pradėti programos pristatymą, kaip paprastai šiais laikais, taip beveik atsitiktinai, bevartydamas internetą ir bemastydamas prie to interneto, surinkau paprastą skaičių. 2008 rugsėjo 22. Ir kągi pamačiau. Visagalis Google'as, visagalis internetas, pirmąją nuorodą parodė 2008 metų rugsėjo 22 dienos Veido žurnalo numerį, išleistą lygiai prieš 4 metus, ir viršelyje užrašas ant to Veido žurnalo labai dramatiškas ir skambantis taip: ar mus nuplaus pasaulinės finansų krizės banga? Nes savaitę iki to, rugsėjo 15-ąją, subirėjo 4. pagal dydį Jungtinių Amerikos valstijų bankas Lehman Brothers ir jūs žinote, kaip prasidėjo visa pasaulinė krizė. Po mėnesio mes laimėjome rinkimus, pamenate sėkmingą mūsų sąrašo numerį 5, su 5 numeriu mes laimėjome rinkimus. Ką padarysi, kad vėl 5 numerį ištraukiam ir vėl teks matyt, kaip ir tada prieš 4 metus elgtis taip pat. Taigi prieš 4 metus laimėjome Seimo rinkimus ir prisiėmėme didžiausią atsakomybės naštą. Ir turiu pasakyti, kad šią atsakomybės naštą nešėme garbingai ir tikrai galime drąsiai žiūrėti rinkėjams akis ir visų svarbiausia savo į savo sąžinės akis. Tikrai padarėme daug, padarėme tiek, kiek galėjome, gal ne tiek, kiek norėjome, bet tikrai padarėme daug. Ir be abejo, per tos 4 metus buvo visko. Nuo pat to Veido žurnalo su tuo dramatišku klausimu, ar mus nuplaus pasaulinės finansų krizės banga, tikrai buvo visko. Banga buvo didesnė, negu turbūt ir galėjo tada ir Veido žurnalas ją nupaišyti ant viršelio. Ir galim labai drąsiai pasakyti, šiandien atsakydami į tą Veido viršelio klausimą, mūsų pasaulinės krizės banga nenuplovė. Kai kuriuos Europoje labai stipriai paplovė, ypač arčiau Viduržemio jūros, ten gal tos bangos tokios aštresnės ar daugiau pagundų išlaidauti sukeliančios, bet mūsų tikrai nenuplovė. Taigi per šitos 4 metus buvo ir laimėjimų, ir pralaimėjimų, klaidų buvo be abejo, bet ir tokių sprendimų, kuriuos aptarti šiandien kviečia į Davoso forumą. Ilgai užsitęsus ir Europoje vis dar tebesitęsianti krizė visus mus, ir politikus, ir žmonės, tikrai nemenkai išvargino, todėl gal ir dėl to visi tapo šiek tiek nervingesni, radikalesni, labiau norintys kokio nors lengvo gyvenimo, populistinių pažadų. Visą tai suprantam, bet esame tie, kurie nesiūlome labai lengvų vitaminų ar kitokių skanių vaistų. Bet per tuos 4 metus šalia visų problemų buvo ir gerų dalykų. Štai mums su žmona Rasa, su močiutė Rasa, per šitos 4 metus gimė 2 anūkai, Elzė ir Vytis. Nu, ne mums gimė, tai... Bet mes tuo labai džiaugiamės. Olimpiadoje 2 jaunos ir gražios lietuvaitės laimėjo aukso medalius. Ekonomika atsigauna sparčiausiais tempais Europoje. Ir net Antanas Matulas, kuris yra. Antanas Matulas, štai čia salės matau vidury, šypsosi. Tai reiškia, yra labai neblogai. Iš ties šiandien susirinkome tam, kad apžvelgtume nuveiktus darbus ir sutartume dėl būsimų darbų. Iš ties pateikėme išsame berods 120 puslapių ir labai konkrečią savo rinkimų programą. Ji, patikėkit, tikrai skiriasi nuo kitų partijų programų
o jas tenka analizuoti ir lyginti. Jis skiriasi tuo, kad joje nėra nei krislelio populizmo ir nėra kitų partijų programoms būdingo išskirtinio bendrybių stiliaus. Na, žinot, kaip visi mėgsta kalbėti. Steigsime naujas darbo vietas, rūpinsime smulkių ar vidutinių verslų, stengsimės dėl pensininkų ir taip toliau ir taip toliau. Mes programą atsakydami klausimus, ką paveldėjom, tai viena dalis klausimų, atsakydami klausimus, ką padarėm per tos 4 metus, gavę tokį paveldą, kokį gavom, kartu pasakėme ne tik ką padarysime, bet ir svarbiausia, kaip tai padarysime. Duodami labai aiškius receptus, labai aiškius veiksmų planus, kaip tai padarysime. Be abejo, mūsų programa gimsta iš 15 vyriausybės patirties ir yra ambicinga tęsti tai, kas svarbiausia. Ir antra, visiškai taip pat tai, ką noriu pabrėžti. Tai yra absoliučiai konkreti programa, kurioje, kaip jau sakiau, nėra jokių bendrybių ir jokių populizmų. Mūsų programa tai konkretus sąvadas, kur esame šiandien ir ką toliau reikia daryti. Ir tai pamatas naujos vyriausybės darbai. Naujos vyriausybės darbų programai, todėl mes savo partijos rinkimų programą ir taip kukliai pavadinome 16 vyriausybės programa. Mūsų programa iš tikrųjų tai darbai, kuriuos būtina bus tęsti ir kartu tai tąsa mūsų pastangų per paskutinius keliolika metų kurti ir realizuoti šalies ilgalaikį strateginį planą, kurį aš drįstu pavadinti konservatyvios modernizacijos, mūsų šalies konservatyvios modernizacijos planą. Šios 4 iš tikrųjų sudėtingus metus mes atlaikėme todėl, kad 2008 metais, pamenat, mes sakėm labai aiškiai, mes turime aiškų planą. Ir iš ties, turėdami išsamiausią rinkimų programą, 2008 metais mes galime per šios 4 tikrai sudėtingus metus daug padaryti, nes labai konkrečiai laikėmės būtent tos 2008 metais patvirtintos savo aiškaus planą. 2008 metų mūsų aiškus planas irgi gimė netuščioj vietoj. Aš noriu priminti, kad jau nuo 2000 metų mes daug dėmesio skiriame iš tikrųjų labai išsamei analizai. Visų pirma, kas mes patys esame. Pamena tokį dokumentą 2001 metais mūsų tapatybė ir strategija. Tai atsakėm patys savo, kas tokie esam ir kuo norim būti kaip partija. Vėliau gimė 2004 metais gimė programinis dokumentas, kuriame brėžėme labai aiškias kryptis į stiprią valstybę, stiprią ekonomiką, stiprią visuomenę, kuri yra besiremianti stiprią šeimą ir stiprią bendruomenę. Ir tokį dokumentą Dešinioji alternatyva sėkmės Lietuva paskelbė 4 metais, mes labai aiškiai nubrėžėm ir tuos pamatinius konservatyvios modernizacijos principus. Pakeliui 2007 metais paskelbėm, na, sakyčiau, labai svarbų doktrininį dokumentą Rusijos sulaikymo strategiją, kuris nubrėžė keliam dešimtmečiam į priekį pačius svarbiausius darbus įtvirtinant nepriklausomybę, tame tarpe ir energetikoje bei žiniasklaidoje. Tuo pat metu, berods jau 2003 metais, buvome pirmieji, kurie su 2 vaikų programa, vadinamąją garsiąją 2V programa, pirmieji pakvietėme į žygį už šeimą, kuris po to virto ir nacionalinę šeimos strategiją ir daugeliu kitų dalykų. Tai taip štai dirbdami, iš tikrųjų ir būdami turbūt vienintelė partija, kuri rūpinasi ir konceptualių valstybės kūrybos pamatų ir savo rankomis kaupdami tą kasdienių darbų ir kasdienės kūrybos patirtį. Mes atėjome šiandien į štai šią 16 vyriausybės programą. Kaip sakiau, jau rengė programą daugelis, todėl atleiskit, jeigu atidžiau skaitydami matysite, kad šiek tiek skiriasi atskirų dalių skyrius, tai yra stilius, bet svarbiausia, kad per visą programą pagrindinis moto išlieka tas pats. Mes buvome pajėgus suvaldyti krizę, todėl esame pajėgus sukurti ir solidarią gerovę. Nesustokime.
Ir todėl patys savo sakom labai paprastai, nesustokim eiti į priekį, rūpindamiesi dviem svarbiausiais dalykais. Tai svarbiausių darbų tęstinumu ir šalies konservatyvia modernizacija. Be abejo, vienas iš svarbiausių dalykų reikalaujantis absoliutaus įsipareigojimo tęstinumui, tai šalies finansų sistemos stabilumas. Atsimename, kiek daug turėjome dėti pastangų, kad 2008 metų pabaigoje 2009 metais užtikrintume lito stabilumą, o tuo pačiu pensijų išmokėjimo laikų, tokios buvo iššūkiai ir tokios buvo problemos, ar bankuose laikomų indėlių nenuvertėjimą. Tai, ką paveldėjome iš Gedimino Kirkilo vyriausybės, kai valstybė buvo visiškai nepasirengusi globaliai kriziai, mus vertė elgtis labai ryžtingai, nekreipiant dėmesio ir į populiarumo reitingus ir nekreipiant dėmesio į nuolatinę opozicijos destruktyvę laikyseną. Ir mums pavyko. Vėlgi, prisimenant tą veido žurnalo viršelį, ar mus nuplaus pasaulio krizės banga, mes galime atsakyti labai paprastai. Mūsų nenuplovė, šalies finansai sutvarkyti, esame ant Maastrichto kriterijų slenksčio, tai reiškia, kad vis labiau tvirtėja finansų sistemos pamatai ir tai mums leis labiau pasirūpinti solidarios gerovės kūrybą ir jos klaida. Tačiau mes nežadame jokių populizmų. 1509 litų minimali alga tai ne mūsų programa. Ir joje negali tokių būti dalykų. Ir tikrai su tokiais dalykais nežaidėme ir nežaisime. Tvarkingi šalies finansai yra sveikos ekonomikos pamatas. Tokia mūsų politika vis labiau vertina ir mūsų verslas, kaip matom iš paskutinių pranešimų ir konferencijų ir jų programinių pasiūlymų, labiausiai verslas yra susirūpinęs dėl finansų stabilumo ateities. Tai vertina tarptautinės rinkos, kuriuose nesenai finansų ministerija pasiskolino pigiau nei kitos centrinės ir rytų Europos šalis. Ir kas svarbiausia, kuo aš labai nuoširdžiai noriu labiausiai pasidžiaugti, kad tai pradeda vertinti po ilgo laiko jau ir mūsų opozicija. Štai geriausia mūsų darbų įvertinimą prieš porą dienų pateikė mūsų gerbiamas opozicijos lyderis Algirdas Butkevičius, kuris tarptautiniai verslo naujienų agentūrai Bloomberg paaiškino, kad jeigu laimėtų rinkimus, jis tęstų atsakingą fiskalinę politiką. Taigi pasirodo, ir opozicija pagaliau suprato, 4 metus kritikuodama, kad viską blogai darom, praskolinam Lietuvą, neinvestuojam į verslo plėtrą ir taip toliau ir taip toliau. Taigi pasirodo, ir opozicija pagaliau suprato, kad mes vykdėme atsakingą fiskalinę politiką. Ir dar labiau džiugina tai, kad opozicija norėtų tęsti mūsų vykdytą atsakingą fiskalinę politiką, bet kaip žinote, geriausiai tęsti tokius darbus, kuriuos mes iki šiol vykdėme, matyt galėtumėm mes patys, o ne opozicija. Tai aš tikrai dėkoju opozicijai už tokį įvertinimą ir paramą mūsų vykdytai atsakingai fiskaliniai politikai. Bet iš ties tenka pastebėti, kad per šios 4 metus opozicija parodė, kad ji tikrai moka efektyviai kritikuoti, moka kartais destruktyviai trukdyti, priimti svarbius sprendimus, bet kaip ji moka dirbti, kaip ji moka apsispręsti ir paremti svarbiausius sprendimus sunkiausiais momentais, to nebuvo. Todėl kyla natūralus klausimas, kodėl iš tikrųjų jį galvoja, kad jį galėtų geriau už mus pratęsti mūsų pačių atliktus darbus, kurios, kaip jau sakiau, jį pati įvardė kaip atsakingą finansų politiką. Lygiai taip pat ir ekonomikos reikaluose. Dažnai tenka girdėti iš opozicijos, kad mes sugriovėme ekonomiką, kad nesirūpiname verslu. Tačiau Lietuvos ekonomika, noriu priminti, pernai augo sparčiausiai visoje Europoje, tarp visų ES valstybių beveik 6%. Eksportas yra pasiekęs per 20 metų neregėto aukštumų. Kaip jau sakiau, Davoso forumo organizatoriai kviečia skaityti paskaitas Graikijos ir Ispanijos atstovams
kaip mes tvarkėme su krize. Ir kai matau tokį priešingą Lietuvos situacijos vertinimą, viduje ir išorėje, tai galvoju, kad vienas iš dviejų yra neteisus. Arba mūsų opozicija nesugeba adekvačiai matyti to, ką Lietuva pasiekė, arba tarptautiniai ekspertai yra šiek tiek žioploki. Kažkodėl aš labiau linkęs pasitikėti tarptautinių ekspertų vertinimu ir todėl vėlgi kyla natūralus klausimas. Jeigu opozicija nesugeba adekvačiai vertinti Lietuvos ekonominės raidos ir to, ką mums pavyko padaryti, mes neprašom kokiu nors pagėrimu, bet adekvataus įvertinimo situacijos, tai kyla klausimas, kaip jis sugebės pati spręsti ekonomikos problemas, jeigu normaliai analizai neužtenka pajėgumų. Ir čia ekonomistė Maldeikienė, man atrodo, labai tiksliai įvardijo pagrindinę socialdemokratų ekonominės programos ašį. Pakeisti Kubilių. Visa kita nesvarbu. Na, bet atrodo, kad Algirdas Butkevičius ir tos ašies atsisakė, sakydamas, kad tęs mūsų atsakingą finansų politiką. Taigi, mums pavyko suvaldyti finansus ir padėti ekonomikai atsigauti labai sparčiais tempais. Ir mes tai tęsime. Mes pateikėme labai konkretų planą, kaip tęsdami pradėtus darbus, mes labai konkrečiai stiprinsime mūsų ekonomikos konkurencingumą, jos gebėjimą globaliai konkuruoti, būti inovatyvia ir efektyvia. Turiu pasakyti, kad nei vienos partijos programai nemačiau būtent taip keliamų iššūkių mūsų ekonomikai. Tapti konkurencinga, tapti globalia, tapti inovatyvia. Labai svarbu yra darbo vietų kūrimas, labai svarbu yra minimalios algos klausimai, labai svarbu yra daug kitų dalykų, apie ką daugelis partijų labai mėgsta kalbėti, bet jeigu mes nesirūpinsim mūsų ekonomikos konkurencingumu, mūsų ekonomikos globalumu ir inovatyvumu, tai mes neturėsime nei didesnių algų, nei daugiau darbo vietų. Todėl pasilikti tik tai ties tom populiariom temom ir neturėti aiškaus plano, kaip Lietuvai laimėti ne tik tai krepšinio varžybas, bet ir kaip laimėti globalioje ekonominėje konkurencijoje, tai yra visiškas neatsakingumas. Ir todėl dar sykį noriu pakartot, kad iš ties nesirūpinant tokiais dalykais, nesirūpinant tokių darbų tęstinumu, kuriems iš tikrųjų skiriam paskutiniu metu daug dėmesio, pastarųjų metų ekonomikos pagreitis paprasčiausiai sustos. Todėl dar ir dar kartą sakome savo programos viršelyje, nesustokime. Tai yra labai aišku. Nesustoti privalome ir energetikos reikaluose. Jūs žinote, kokius didžiulės svarbos darbus kartu su ministru Arvydu Sekmoku, kuriam noriu nuoširdžiai padėkoti, per šios 4 metus pradėjome daryti ir padarėme. Energetinė nepriklausomybė, kaip būtina sąlyga mūsų vartotojams gauti skaidres, patikimas ir pigiausias energetinės paslaugas, iš tikrųjų tampa realybė. Pilnai pasiekti jos dar reikia nemažai nuveikti, dar reikia laiko. Todėl nesustoti taip pat yra vienas iš privalomų dalykų. Elektros jungtis, sinchronizacija su Europos tinklais, Visagino atominė elektrinė, dujų sektoriaus pertvarka, suskystintų dujų terminalas, ginčai su Gazpromu Briuselyje. Visa tai yra žingsniai ir link pigiausios energetikos, ir link nepriklausomybės. Abu dalykai eina kartu. Be nepriklausomybės nebus pigesnių dujų ir pigesnės elektros. Todėl mes šias nepriklausomybės vagas ir varome išsijuos. Bet akivaizdu, kad tie, nuo kurių ir šiandien vis dar priklauso mūsų priklausomybė, nes nepriklausomybė dar nėra pilnai pasiekta, tie, kuriems labai rūpi išsaugoti savo monopolinės privilegijas tiekiant dujas, elektrą ar šilumą, jiems mūsų pastangos pasiekti nepriklausomybę, švelniai tariant, tikrai nepatinka. Ir jie deda daug vilčių į šios rinkimus. Štai tarptautinis pasaulinio pripažinimo žurnalas Economist rugsėjo 15 dieną, aprašydamas Europos komisijos pradėtą bylą prieš Gazprom, teigia, cituoju, Lietuva su Europos komisijos pagalba, įgyvendindama ryžtingą dujų sektoriaus pertvarką, Gazpromo buvo nubausta dujų kainų padidinimu,
O dabar artėjant rinkimams dėl to yra stebimos Rusijos pastangos įtakoti rinkimų rezultatus. Nors tai, kurios tai liečia, tai desperatiškai neigia. Citatos pabaiga. Tai sako ne kas nors, tai sako Economist žurnalas, kuris tokių dalykų nesako, jeigu neturi vienokių ir kitokių faktinių pagrindų. Todėl labai paprastai sakau, neturime būti akli ir kurti, ar slėpti galvas kaip stručiai smėlyje. Tikrai neužtenka, kad tai aprašo tarptautinis žurnalas Economist. Mūsų tarnybos turi atlikti savo darbą, gindamos Lietuvos gyvybinius interesus. Neužtenka vien tik žinoti, kad kai kurios Lietuvos specifinės partijos Kremliaus administracijos aptarinėja, kaip dalyvaus Seimo rinkimuose. Lygiai taip pat neužtenka žinoti, kad yra stebimi trečios šalies tarnybų veiksmai Lietuvoje, kuriais siekiama sutrukdyti Visagino atominės elektrinės projektą. Tai turi būti ne tik žinoma, tai turi žinoti tiem, kurie tai žino, tai turi žinoti visi Lietuvos rinkėjai ir tam turi būti užkirstas kelias. Ir tai yra pamatiniai dalykai, kuriuos mes turime išspręsti. Taigi šie rinkimai, mano įsitikinimu, yra nepriklausomybės, esminio teisingumo, apsaugoto nuo didesnių svetimų ar savų interesų, šalies finansinio stabilumo, konkurencingos ekonomikos ir solidarios gerovės rinkimai. Mes esame lūžę, virsmo taške, kai Lietuva nesustabdoma ar nesustodama ties šiais rinkimais gali peržengti tas slenkstį, už kurio jau jokie laidai, jokie vamzdžiai ar interesai mūsų nebesustabdys. Nuo tos ateities, kai mes konservatyviai modernizuodamiesi, tapsime iš tikrųjų normalia europietiška valstybė su labai stipriomis lietuviškomis šaknimis. Todėl, kai žmonės prašo tiesos, aš sakau, kad visų pirma, tiesa yra tai, ką mes darome didžiuosiuose dalykuose, kuriuose tiesos ir apsaugos nuo didžiųjų interesų darbas privalo būti tęsiamas toliau. Mes einame iš tikrųjų modernios Lietuvos ateitį, į Lietuvą 2030. Į švaresnę, teisingesnę valstybę su daugiau gerovės ir daugiau tarpusavio pasitikėjimo bei tikėjimo ateitim. Tikėjimo, kad Lietuva tikrai bus sėkmės istorija ir mes ją mylėsime ne tik tai dėl to, kad jin yra mums brangiausia kraštas, mūsų kraujo kraštas, bet ir dėl to, kad mes galėsim džiaugtis, jog tai yra iš tiesų sėkmės ir visų mūsų solidarios gerovės valstybė. Mes tikime Lietuvą ir todėl sakome labai paprastai, kaip Marijonas, aš myliu Lietuvą. Todėl ir kartojam, kartu įveikėme krizę, kartu sukursime ir solidarią gerovę, nesustokime, 16 vyriausybė yra pasiruošusi darbui. Tai reikia jūsų paramos. Ačiū labai.